Sveiki visi. Čia mano campsitas. Oi, kol susiruošiu, kol prisiruošiu. Laužiukas padega. Malkų ruošiuosi dabar. Pjausto kapoju. Laužas. Reiks paskui valgį darytis. Daiktai. Šeimininkas kažkur išvažiavo. Nu kaip šeimininkas jis? Jis nėra šeimininkas, jis pusiau šeimininkas. Tai va. Čia jau pjaustau šitą medelį. Kaip jis jau malkom yra skirtas. Mano ne pjūklas, bet kirvis mažiukas, pats pigiausias. Reiks Fiskar kompanijos nusipirkti. Nu, čia paprastas, nusipirkau išbandymų. Čia iš to žmogaus pasiėmiau pjūklą susipjausit. Tai va. Gražu, tylu ir pasirodo, aš tik vienas čia esu. Nu, čia buvo žmonės dar vaikščiojo. Tai va. Kaip sakoma, stavte laikį, palaikinkit video mano. Taip, atėjau į tą vietą, tai yra atvažiavau. Nu, čia va, nedidelis miškelis, galima sakyti. Nu, nežinau, reiks tada pasivaikščiot, vietos yra nemažai. Ten, vat, žmogus augina kiaulės, nuveisiu pafilmuoti. O čia va, kaip atrodo šitą visą vietą. Jisai čia medieną biškį užsigaminę savo. Matosi, kubilai visokie. Čia kažkokių tai yra įrankių. Mano kuprinė. Čia tokia padaryta, kaip šašlykam kept, barbecue. Čia kažkoks solelis. Tai va, graži vieta. Taip, kad eisim kempint. Sudėjau paskutinės malkas. Per lietų daugiau neįsuku. Pjausit ir kapot. Nes teko eiti. O, kaip gražiai atrodo. Labą rytą. 8:35. Atėjau iš tenais, tie varteliai. Aš vakar rodžiau video, kad čia žmogus ten. Nu, jis pasirodo, čia prižiūri tą vietą. Čia kitam žmogui priklauso ta visa teritorija. Taip, einam pasižiūrėti, kas čia yra. Šienas. Šienas. Betvarkė didžiausia. Taip. Čia kažkokia tai tačkutė. Rakandai visokie. O čia va, o, koks moliūgas. O, pasižiūrėkit, koks moliūgas. Taip, einam pas kiaulas. Ten dvi kiaulės gyvena. Matysit kokios. O, atbėga. O, draugeliai kokie. Kriu. O, dar vienas. O, kad jie gražuoliai. Jo, eik čia. Taip, labą rytą. 7:55.
Va šitas pripučiamas matrasas, jis prisipučia normaliai. Nedavė man mėgot visą naktį. Ir paskui ketvirtą ryto viskas, jis jau įsileido ir pradėjo leist normaliai orą, nes atsirado didesnė skylė. Nežinau kaip ten atsirado, gal prakiūro, nes vakar žiūrėjau namuose, viskas normaliai buvo. Ir tokia pompa. Taip kad reikės mest šiukšlyną. Pirkti jau gerą kitos kompanijos, kur žiūrėjau, dabar neprisimenu tiksliai pavadinimą, bet geras dalykas, reikės pirkti. Labą rytą. Taip, pasižiūrim tikslų laiką. 5:31. Atsikėliau dėl to, kad mano tas čiužinys, kurį pasiėmė pripučiamą, pradėjo leisti kažkur skylė didžiausia. Teko atsikelti. Nu, dabar 5:31, 5 ryto. Susiradau malkų sausų. Ir išsikepiau. Tai parodysim. Čia yra 3 kiaušiniai, svagūną, dar česnaką įmečiau. Nes va, turiu šitą va dalyką. Balionas. Ir stovas. Tai va, kol malkos įsidegė, aš pasiturėjau valgyti. Vitaminų. Česnakas, svogūniukas ir lietuviška pusantrinė duona. O. Tai va, ką, greit išauš. Rankos purvinas, aš nežinau, kaip mano veidas atrodo, nes čia, kad nusiprausi, tai čia ne namai, dušo nėra. Tai va, pasižiūrėkite laužą. O, kaip gražiai atrodo. Tiesiog nėra žodžio. Pamiršau pasakyti, pasisėmiau iš to žmogaus. Čia yra nuo lietaus brezentas, bet jis yra kaip kareiviškas toksai. Bet pigus. Pasidariau iš laužo, kad lietus nelytų. Nes iš tikrųjų reikėjo. Pasikėliau biškį aukščiau. Ir lietus nelyja, smagiai galima sėdėti. Iš tikrųjų geras dalykas. Kas važiuoja kempinti, paturi tokį nusipirkti. Jisai yra didelis iš tikrųjų. Aš nežinau kiek jisai, gal 3 metrai ant 2. Pas man buvo brezentinis, aš pirkau paprastą po palapinę pasidėti, kad lietus nelytų, tai 3 ant 2. Tai va. Taip, kad paskutinės malkos dega. Eisim paskui miegot. O čia vakar per tos vartus reikėjo eiti. Čia taip padaryta. Grandinės uždėtos tokios. Matosi. Tai va, aš ten buvau vakar. Atėjau iš tas takelis ir paskui kairę pusę ir paskui išeini jau pagrindinį kelią. Tai va, toks varytas. Čia išeini posūkį. Ir kaip sakoma, einam į žmoniją, ne žmoniją, bet civilizaciją. Nes buvau vienas, aplamai vienas iš vis. Tik tas žmogus atvažiavo, parodė, kur kas kaip ir viskas išvažiavo. Tai va. Oi, kokia sunkiai kuprinė. Ką, lengva. Gerai. Palaikinkit video. Geros dienos.
yra. Anuoj pusė irgi žemė. Tenais Epping Forest. Tai senais laikais karaliai medžiodavo stirnas ir čia toj vietoj labai daug stirnų, galite mačiuoti, kaip prabėgo. Ten sakė, nuo pusė kažkur yra karalys, stirnas lakstydavo, ta pusė jie medžiodavo su rubliais, su šunimis. Tokie laukai.